sava valia šitą tiesioginį eterį vedu. Tiesiog gavau tokią nuomonę, kad man nereikia tavo maisto papildų, geriau aš suvalgysiu daržovės. Taigi, būtent apie tai ir noriu šiandien pakalbėti. Surinkau, ką turiu. Žinoma, galbūt tai ne viskas, bet tiesiog. Morkos iš mamos daržo yra, ten tai jau ekologija. Dabar pakalbėkim. Apelsinas, vitaminas C. Čia yra 500 mg, tiek kiek 2 kg apelsinų. Pirmiausia, 2 kg apelsinų kainuoja apie 4 eurus, vienas pakelis busterio kainuoja 75 centai dabar. Be akcijos apie 1 eurą kainuoja per dieną, ne? Tai dabar, aš šitos apelsinus valgau, pirkau Maksimoje, jie neskanus, nėra tokio sodraus skonio, sulčių, kvapo, vienu žodžiu, beskoniai apelsinai. Nežinau, kiek ten vitamino C bus, bet tai dar ne pagrindinė dalis, dar svarbu, kiek šito vitamino C iš suvalgyto apelsinų jūs įsisavinsit. O tam reikia turėti gerą žarnyno veiklą, daug gerųjų bakterijų, kad viskas būtų suskaldyta, viskas ištraukta, kad tik įmanoma iš šitų apelsinų. Kas čia yra naudinga, kad kuo mažiau atliekų pakliūtų į WC. Tai čia apie apelsinus ir vitaminus C. Toliau, šitie obuoliai lietuviški, linkėjimai iš kaimų. Irgi galiu pridurti, kad taip, čia galbūt labiau sveikas produktas, todėl kad jie užauginti pas mus Lietuvoje. Ir labai tikiuosi, kad nieko nepurkšti. Pomidorai, agurkai ir baltas ridikas. Pirktas pas mus parduotuvėje. Ne ekologiška prekė, čia pirmiausia. Ir antra, dėl tokių dalykų, kaip pomidorai ir agurkai, galiu iškart jums pasakyti, jie dabar tikrai neauginami taip, kaip kažkada mamos mūsų augino šiltnamiuose. Jie neauga žemėje, jie auga tokioje vatoje, stovi šiltnamyje daug agurkų ir pomidorų augaliukų, ūglių, kurie yra laistomi chemija, kad šitas pomidoras labai greitai subręstų, pražystų ir pateiktų mums vaisių. Buvau Šalčininkėliuose šventėje ir ten kažkas iš bendruomenės atnešė naminių agurkų ir naminių pomidorų. Aš nuo to dubens negalėjau pasitraukti. Toks pomidorų skonis. Galiu pasakyti, šitie galbūt ir kvepia skanyčiai, vietiniai, bet skonio tokio nėra. Visiškai nėra. O ten tu nors vieną valgyk ir jis antiek skanus, namuose užaugintas pomidoras. Tas pats yra agurkas. Tai šitie irgi užauginti su chemija, iškart sakau, užauginti su chemija labai greitai, tam, kad mes savo parduotuvėse rastume juos ir galėtume savo nusipirkti namo. Ir ruošti iš jų salotas. Tai yra greitai užauginta daržovė, kuriuose vitaminų, sakykim taip, katės ašaros arba krokodilo ašaros. Nėra vitaminų ir mineralų. Arba tikrai ne tiek, kiek jų yra naminėse daržovėse. Kitas dalykas, man reikia tavo kolageno, aš valgau mėsą. Nuostabu. Ir čia irgi būtų klausimas dabar net ne dėl kalorijos, net ne dėl ekologiškos užaugintos mėsos, nes ekologiška mėsa, kuri parduodama premium klasės supermarkete asorti, pavyzdžiui, nes aš ten dirbau, kainuoja daug. Kilogramo kaina yra didelė. Ir jautiena, ekologiškai užauginta vištiena iš Kazlauskų ūkio, kuri pas mus atvažiuodavo į asortį ketvirtadieniais, tai būtinai užsukite ketvirtadienį vakare arba penktadienį iš ryto į asortį ir nusipirkit ekologiškos vištienos užaugintos Kazlauskų ūkyje. Kilogramo kaina, krūtinėlės kilogramo kaina yra 33 ar 35 eurai, jeigu nepabrangu, nes aš jau 3 mėnesiai ten nedirbu. Tai ten bus ekologiška. Ekologiška jautiena, prisimenu tik smulkintos. Tai smulkinta apie 18 eurų už kilogramą. Tai irgi lietuviška. Taigi,
mes išsiaiškinom kilogramų kainą mėsos, kuri užauginta ekologiškai, tam, kad jums nereikėtų valgyti daug baltymingo kito maisto ir nevartoti kolageno papildų. Taip, tai galima padaryti, bet ir vėl problema jūsų žarnyno ar mano žarnyno gerosios bakterijos. Jeigu jų ten labai mažai, jūs turit žarnyno problemų, iškart galiu pasakyti, kad mėsa visiškai nesusivirškina, o tai reiškia, kad visos naudingos medžiagos, kurias galėtumėt gauti iš mėsos, jūsų keptos ar išvirtos, nepakliūna 100% į jūsų organizmą. Pakliūna mėsa, pakliūna kalorijos, bet maistingos medžiagos lieka nesuskaldytos ir išeina į tą patį WC. Tai va. Apytiksliai kaip gamykloje. Čia valgai, ten paskui palieki viską, ko nereikia. Bet tam, kad tavo organizmas būtų pasisotinęs, tavo ŽKT žarnynas turėtų veikti 100%, kad visas į jį pakliuvęs maistas būtų suvirškintas ir virstų visko, ko mums reikia. Baltymais, vitaminais ir mineralais. Tai va tiek. Gal bus klausimų? Labai norėčiau pabendrauti, nes kartais žmonės atrodo kaip iš kosmoso iškritę. Naudoja naujausią, kuris ten dabar jau 17 iPhone'as, ne? Naudoja naujausią iPhone'ą, naudoja naujausius automobilius, bet visiškai neturi nuomonės, kad šiuo metu auginamas maistas irgi yra auginamas naujoviškai. Jis auginamas greičiau. Tam, kad mes, auganti žmonių nacija, turėtume ką valgyti kasdien. Jeigu jūs nueisit į parduotuvę, jūs pamatysit, kad lentynos lūžta nuo maisto. Jis yra gaminamas, kad mes galėtume valgyti, vaikščioti į WC ir vėl eiti į parduotuvę, pirkti, valgyti ir vėl eiti į WC. Kaip gamykloje, ne? Ciklinis veiksmas. Tai va. Maistas va toks, užauginamas su chemikalų pagalba, kad mes tą maistą kuo greičiau gautume. Jeigu pas mus mes gyvenam mieste, nes kaime tai jau mažiau, sakykim, to užterštumo yra. Jeigu mes gyvenam mieste, jeigu mes daug sunkiai dirbam, jeigu mes neišsimiegam, tai mūsų organizmas neveikia visų 100%. Ir į mūsų žarnyną pakliuvęs maistas nesusivirškina iki visiško nulinės tokios, kad ką įdėjom, tai ir liktai viską naudinga gavom. Ne, labai daug lieka maisto atliekų. Tai vat, labai tikiuosi. Birutė, labas. Jeigu turi klausimų, galėsi užduoti komentare. Labai lauksiu. Tai va. Jeigu turėsit klausimų, uždavinėkit, jeigu turit savo nuomonę apie jūsų naudojamą maistą, kaip jis ekologiškai užaugintas, kaip jūs ekologiškai sveikai gyvenat, tai taip. Bet jeigu ne, tai tada tiesiog dar kartą norėčiau priminti, maisto papildai reikalingi tam, kad mūsų papildyt mūsų mitybą, nes šiuo metu mes galim daug prisivalgyti, bet mažai gauti iš to naudos. Gausim nereikalingų kalorijų, bet maistinių medžiagų gausime mažai. Tai va, žiūrėkit, ką renkatės valgyt. Rinkitės ekologišką prekę, jau reklamą asortijai parduotuvėje pasakiau, tai būtinai užsukit, paragaukit ekologiškos vištienos, jos skonis tikrai skiriasi nuo visos kitos, kurią galite įsigyti paprastoje parduotuvėje. Na gal ir tiek. Rūpinkite savo sveikatą, kad kuo ilgiau išliktumėt sveiki. Ir žinot ką dar norėčiau pridurti? Vat žiūrėkit, aš pasakiau apie iPhone 17, kad mes vejamės tų techninių madų, bet savo maistą pamirštam, paliekam paskutinėje vietoje arba pamirštam apie savo sveikatą. Toks įdomus palyginimas šį pabaigą, jeigu kas nors žiūrės, tai va. Mes į savo naują automobilį stengiamės įpilti kuo geriausių degalų, kuo dažniau praeiti technikinę, kad mūsų automobilis važiuotų kuo ilgiau, bet savo kūnu mes nesirūpinam. Tai va, automobilį jūs galite pasikeisti. Nusipirki naują, po 5 metų vėl gali nusipirkti naują. Šitą kūną, kurį gavai gimęs,
tu turėsi iki pat senatvės. Ir taip kaip šiuo metu tu juo rūpinėsi, taip tau senatvėje jis atsidėkos. Tai va, ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Norėsit pakomentuoti, labai laukiu. Iki.